Sveiki, pasikalbėkime apie Lietuvos politikos aktualijas. Aš bent jau paminėsiu keletą dalykų, keletą įvykių, kurie man pasirodė įdomus per pastarąsias kelias dienas. Savaitgalį įvyko Laisvės partijos suvažiavimas, per kurį rinko pirmininką. Ir jeigu prieš savaitę Vilniaus miesto savivaldybės taryboje mes kaip vicemerų atsakingų už švietimą patvirtinom poną Mitalą, tai aš kažkaip įsivaizdavau, kad būtent jis ir bus patvirtintas partijos pirmininku, bet jisai pasirodo, kad net nekandidatavo į tapti partijos pirmininku ir Laisvės partijos pirmininku tapo Tomas Vytautas Raskevičius. Tai čia tikrai žinomas personažas, kažkam labai patinka, kažkam labai nepatinka. Įdomiausias dalykas, kad jisai savo kalboje sakė, kad jis tapdamas partijos pirmininku norės įrodyti, kad tai nėra dviejų klausimų partija, ir manau, kad jis tuo, kad jis yra išrinktas, tuo pabandys įrodyti, kad yra iš vis vieno klausimo partija, ir ten visi mes žinom, kokio to klausimo. Jis buvo tikrai pakankamai aršus. Aš manau, kad Laisvės partijai tai tikrai neį naudą. Ir tuo metu iš tikrųjų, kai vieniems atrodė, kad ta partija bus palaidota, o kitiems galbūt reikia iš tikrųjų atsinaujinti, ir ponas Mitalas gali būti kažkokia kandidatūra, kuris pakankamai politiškai subalansuotas žmogelis gali pabandyti ją sugrąžinti politinę areną, tai man atrodo, Tomo Vytauto Raskevičiaus atėjimas tai galutinai šitą partiją palaidos, nes bent jau neteko matyti jo kitų pastebėjimų, kitų kažkokių diskusijų, kaip tik iš tikrųjų vienų klausimų. Primenu, kad jis prieš 1,5 metų kandidatavo į Vilniaus mero postą. Irgi tai buvo, kaip dabar jau matom, toks apsimestinis dalykas. Po to, kai baigėsi rinkimai, kai jis netapo Vilniaus meru, kas yra labai akivaizdu ir labai normalu, šitas žmogus Vilniaus klausimais kaip ir nelabai domisi. Taip kad šitą žmogų tikrai reikia vertinti pakankamai atsargiai, suprast, kad jisai, kokiu klausimu jisai pasisako ir kokie realūs jo yra ketinimai. Jeigu šitą partiją iš tikrųjų taip ir užstriks ties vienu klausimu, tai aš jai prognozuoju labai labai liūdną ateitį ir manau, kad šitą partiją kaip minimum subirės, o greičiausiai galiu nedatraukti netgi iki kitų savivaldos rinkimų. Kitas labai svarbus dalykas, kuris dabar vyksta Lietuvoje, tai yra vyriausybės formavimas, kai yra parenkamos kandidatūros, kurios siūlomos Lietuvos Respublikos prezidentui tvirtinimui. Ir čia, kaip ir dauguma kandidatūrų iš socdemų ir vardan Lietuvos, kaip ir jos yra tinkamos, bet kaip ir žadėjo Gitanas Nausėda, stringa kai kurios kandidatūros, kurias siūlo Nemuno aušra. Man labai, pirmiausia, iš karto reikia pasakyti, kad man labai gaila tai, kas vyksta Lietuvoje, stebėti šitą dalyką, kai kurie žmonės, kurie nemokėjo pralaimėti, vis dar pučia tą burbulą ir kažkaip vos ne patys vadina Lietuvą, kad ji neva tampa antisemitinė, kad čia tiek Žemaitaitis antisemitas, kad Nemuno aušra antisemitinė, koalicija antisemitinė ir iš vis, kad neva valstybė ima kažkokią kvailą kryptį ir bando įrodyti tuo mūsų užsienio partnerius. Šiaip ne jų reikalas, ką mes čia renkam ir kaip mes čia elgiamės, bet tiesiog tas nuomonės formavimas, kad pas mus neva vyksta tos antisemitinės kažkokios apraiškos, tai čia yra tikrai kvaila, nenaudinga Lietuvai ir aš tokių dalykų mielai išvengčiau. Lygiai taip pat man labai nepatinka taip, kaip šiuo metu yra renkami ministrai, kas liečia Nemuno aušrą, kad iš karto yra nusiteikimas, kad bet kas bus pasiūlomas iš šitos partijos neva yra netinkamas. Kaip ir jeigu normalu galbūt būtų, kad tai nebūtų partijos nariai, bet jau čia lygtais buvo pasiektas kompromisas, kad bus siūlomi technokratai, tai reiškia žmonės be kažkokia politinio backgroundo, be politinės patirties, visų žinomi, taip žadėjo bent jau Remigijus Žemaitaitis ir iš tikrųjų bent jau mane tai kažkiek maloniai nustebino pagal tai, kokio kalibro tai yra siūlomos tos ministrų kandidatūros. Ir toks galbūt pakankamai greitai buvo apsispręsta dėl to, kad į teisingumo ministrus bus pasiūlytas teisininkas Gintautas Bartkus. Toks žinomas teisininkas iš tikrųjų, ir aš manau, kad jeigu jis būtų siūlomas ne nuo šitos partijos, o nuo kitos, galbūt ir būtų praėjęs, bet visų nuostabai tas pats teisininkas Gintautas Bartkus jau po to, kai jis buvo įvardintas kaip kandidatas, matomai tikrai buvo su juo kažkokie susitarimai, pokalbiai, jis paskui staiga įjungė atbulinį ir pasakė, kad jis nebekandidatuos į teisingumo ministrus.
sako, kad sulaukė didelės paramos ir raginimų iš teisinės bendruomenės, dėl to dar svarstė, bet nusprendė pasirinkti savo karjerą vietoj politinės karjeros. Nežinau, ar buvo priežastis to, kad pradėjo lysti faktai apie jį, aišku, būtų keisti du dalykai. Keista tikėtis, kad žmogus sulaukus kokių 50-60 metų neturi savyje kažkokių įvykių, kurie ne tai, kad galbūt būtų blogi, bet gali būti vertinami skirtingai, tai irgi absoliučiai normalu, kažkas gali girti vieną poelgį, kiti žmonės gali tą patį poelgį peikti, tai čia yra normalus dalykas visiškai, nes mes nesam kažkokie visi vienodi ir nenoriu, kad būtume mes visi vienodi, tai neturėt sulaukus 50-60 metų tokių įvykių, tai būtų keista, lygiai taip pat keista. Tam pačiam Gintautui Bartkui buvo tikėtis, kad jis bus patvirtintas, nieks nekapstys jo praeities ir kad taip viskas sklandžiai praeis. Nes tenka matyti Facebook'e, bent jau preliminariai, ką rado, kokius faktus pradėjo viešinti apie tą patį Gintautą Bartkų, neva jisai nepatogus kai kuriems žmonėms, kad jisai buvo Atviros Lietuvos fondas valdybos pirmininkas. Nuo 1995 iki 2005 metų, reiškia apie 10 metų, prieštaringai vertinamas tas Atviros Lietuvos fondas. Kažkada iš tikrųjų atėjo Lietuva su labai gražiom idėjom ir aš manau, kad jis tikrai nemažai prisidėjo prie, pavyzdžiui, knygų leidybos. Ten tuo metu buvo tikrai pakankamai knygų badas ir ten tikrai labai neblogus leidinius jie leido, bet vėliau ta Sorošo pavardė, tai vieniems viskas kaip yra ok, kitiems tai šita pavardė kelia alerginę reakciją ir vien tuo, kad tu kažkaip buvai su to susijęs, žmonėms kelia nerimą, neapykantą ir taip toliau. Vėlgi per COVID-ą Gintautas Bartkus buvo tas žmogus, kuris jau labai palaikė labai griežtas priemonės ir vėlgi neoficialiomis žinomis, kai 2000 metais Laisvės partija siūlė teisingumo ministrus kelis kandidatus, tai šalia Evelinos Dobrovolskos sako, kad buvo minima ir būtent Gintauto Bartkaus pavardė. Mano asmeninė pažintis su šituo žmogumi yra minimali. Aš teko dalyvauti LRT forume kartu su juo, kalbėjome tuo metu apie Vilniaus stadioną, aišku, ir reikėjo vertinti tą koncesijos sutartį, tai Gintautas Bartkus buvo tas, kuriam sakė, kad viskas čia yra labai neblogai ir iš esmės galima indeksuoti tą kainą, galima daryti tokius pakeitimus, kas man kaip nedakeptam teisininkui, aš čia turiu nebaigti teisinį išsilavinimą, bet vis tiek, kadangi 3 kursai baigti, tai supratimo turiu, tai man yra labai labai keista. Tikrai aš supratimą apie teisę turiu, ją pakankamai dažnai naudoju savo gyvenime per pastaruosius 20 metų, tai kai profesionalus teisininkas šneka tokias nesąmonės, tai man buvo tikrai keista klausytis. Ir gal ir dėl to visai džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, Gintautos Bartkaus kandidatūra nepatvirtinta. Man tiesiog pats faktas nelabai gal priimtinas, kad iš tikrųjų, kad kaip ir buvo sutarta, kad tave deleguos šitą partiją, tu kaip ir buvai viešai įvardintas per žiniasklaidą, o paskui staiga įjungia atbulinį, tuo pačiu pakišdamas kiaulę tiems, kas tave delegavo. Dar vienas kandidatas dabar į aplinkos apsaugos ministeriją yra toks Sigitas Podėnas. Irgi, kaip ir pasiūlytas Nemuno aušros, reikėjo tikėtis, kad bus kažkokių klausimų ir prezidentūra pasakė, kad prezidentui ir jo komandai didžiausių abejonių kelia kandidatų į aplinkos ministrus, Gamtos tyrimo centro direktoriaus Sigito Podėno vadybinės ir politinės patirties stoka. Tai palauk, iš pradžių pasakėt, kad nenorit, kad būtų kažkoks politikas, ypač iš Nemuno aušros. Tai tikėtis, kad Nemuno aušra pasikvies iš kitos partijos politiką jiems atstovauti yra absurdas. Jie pabandė surasti ir surado technokratą, kuris ne šiaip savo vadovauja Gamtos tyrimų centro ir, reiškia, žmogus tikrai supranta bent jau dalį aplinkos apsaugos ministerijos funkcijų. Žmogus nėra lempinis ir buvo keista, kad trūksta jam politinės patirties, kad vadybinės patirties trūksta galbūt, bet tam yra viceministrai ir aš manau, kad šitos kandidatūros taip jau kritika dar nepasikalbėjau su žmogum ir tiesiog bandant atmest pradiniai stadijoje šitą kandidatūrą, irgi iš prezidentūros pusės yra ypatingai keista, įveda tam tikros suirutės, chaoso
Ir mano galva visiškai prasilenkia su tuo, ką mes kalbame apie tai, kad yra kažkokios pas mus grėsmės nacionaliniam saugumui, kad karas greitai, kad reikia ruoštis, o mes čia iš tikrųjų taip tripsim ir darom viską, daro kai kurios institucijos, kad tai vyriausybė nesusiformuotų, galbūt griūtų, formuotųsi nauja, arba iš vis, primenu, kad pagal konstituciją, jeigu jie ir nesusiformuos, tai yra dar keli žingsniai iki to, kad būtų paskelbti Seimo pirmalaikiai rinkimai. Nežinau, ar toks yra tikslas prezidentūros, bet tai be abejo yra tikrai toks tikslas Tėvynės sąjungos. Jie vis dar nepraranda ūpo, nepraranda šanso įrodyti, kad jie nėra pralaimėtojai. Grįžtant prie tos krašto apsaugos, ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų aukščiausias prioritetas šiuo metu, taip pačiai mano absoliuti dauguma politikų. Ir tuomet tada kelia nuostabą, kad į krašto apsaugos ministrės siūloma Dovilė Šakalienė. Ir tada jau žiūrint netgi į tai, ką aš šiandien pasakiau, toks žmogus net negali būti siūlomas. Pasižiūrėkime Dovilė Šakalienės biografiją. Nėra viešai prieinama iš Wikipedijos, nebent yra kažkokie kiti faktai, kurių čia neįvardinta, tai būtų gerai, kad mums tos dalykus pasakytų. Bet šiaip tai yra žmogus, kuris pabaigęs filosofijos fakultete psichologijos studijas, bakalauro, paskui Riomerio universitete, vėlgi psichologijos studijos. Jis buvo psichologijos krypties studijų programų komiteto narė, dėstė asocialaus elgesio psichologiją, bet kriminalinę psichologiją, visiškai psichologė. Žinių radijo įvedė laidą Žmogus žmogui. Ir tik dėl to, kad 2024 metais, tai reiškia visą praeitą kadenciją, jinai dirbo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nare, kad žmogus pradėjo domėtis tom jau grėsmėms Lietuvai, tokį žmogų skirti į krašto apsaugos ministrės, žinokit, čia, mano galva, čia yra neatsakingas dalykas. Kalbant apie politinę patirtį, taip, turime tas politinės patirties, bet ta politinė patirtis atvirkščiai yra tokia keistoka, jinai pakeitė kelias partijas per kadenciją. Tai nežinau, kiek čia ta politinė patirtis. Vadybinės patirties, aš iš viso jos kol kas jokios nematau, kad jinai kažkam vadovautų tiek, kad būtų prilyginta, kad gali žmogus vadovauti ministerijai. Ir tada, apibendrinant visą šitą mano pasisakymą, man tokia prezidentūros elgsena kaip minimum kelia klausimų. Ir būtent klausimų apie tai, ar norima, kad nauja vyriausybė kuo greičiau pradėtų, ar čia yra tiesiog kažkoks galios demonstravimas, o galbūt iš tikrųjų net sabotažas, darant tai, kad mes eitume link pirmalaikių Seimo rinkimų. Tas būtų labai keista, nes Gitano Nausėdos palaikymas socdemams yra ir buvo bent jau labai akivaizdus rinkimų metu, tiek prieš rinkimus, tiek per rinkimus, ir iki tol, kol jie paskelbė tą sprendimą, kad jie eina į koaliciją su Nemuno aušra, kaip ir atrodė visai graži simbiozė tarp prezidentūros ir socdemų. Tas staiga pasikeitė ir tas staiga man klausimas, kodėl taip įvyko. Ir aš panašu, kad laikausi tos pozicijos, kad, iš tikrųjų, Žemaitaitis su savo partija arba ten tą grupę žmonių, kurie jam padeda, nes panašu, kad vienas žmogus negali tiek informacijos surinkti, jie kelia kažkokiom verslo arba politiniam grupuotėm pavojų. Ir man čia iškyla du klausimai, kuriuos aš jau kėliau ir ankstesnėse laidose. Tai pirmas dalykas, tai yra KGB archyvų išviešinimas, ko aš pats labai norėčiau. Aš manau, kad tam tikrų politinių postų negali eiti žmonės, kurie buvo KGB agentai ir buvo bent jau verbuoti KGB, lygiai taip pat ir verslas. Aš norėčiau žinoti, kurie stambus verslininkai galimai pasidarė savo kapitalą ir dėl to, kad jie yra buvę KGBistai. Tai tokių dalykų aš tikrai noriu, kad būtų daryti. Ar tą darys Nemuno aušra, ar tą darys socdemai, man sąžininkai, man net nelabai įdomu. Tai KGB archyvų išviešinimas ir auditas, energetikos, karo pirkimų. Bet ten yra didžiuliai pinigai. Jeigu tu perki kažką už 2,5 milijardo, kalbu apie, pavyzdžiui, krašto apsaugą, tai be abejo, tas turi būti auditai, turi būti apskaitoma. Gal mums protingai leidžiant pinigus net nereikia papildomai pinigų rinkti, kaip dabar visi verkia, kiek mums reikia papildomai pinigų. Galbūt mes nelabai racionaliai leidžiam ant šiuos. Tai į tokius dalykus yra labai normalu, kad būtų atsakoma. Ta mes darome, nežinau, šeimos biudžetą ir taip pasigalvoja, kaip tu leidi pinigus. Ir labai normalu, kad kitas šeimos narys pasidomi, kam tu šitos pinigus išleidai.
Tai čia kalbant apie viešuosius pinigus, aš manau, kad čia turi būti dar didesnė kontrolė. Tai nebandau jūsų užlaikyti toliau. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų.